Gerbiami žiūrovai, pradedame išankstinę spaudos konferenciją skirtą KOK Heroes ir MMA Bushido turnyrui, kuris vyks lapkričio 16 dieną Twinsbet arenoje. Ir šalia manęs pirmasis ketvertukas, kurį šiandien norėsime pakalbinti, tai yra Raimondas Krilavičius, Richardas Kulis, Sparta Fight Gym atstovai ir Danielius Grebliūnas su treneriu Augustu Šalkausku. Sveiki vyrukai. Labą dieną. Sveiki, sveiki. Tai pirmiausiai Raimio paklausiau, apie pasiruošimą neklausim, nes viskas gerai. Raimondai, kas stebi tavo karjerą, net turbūt gal susipainioja, sako, tai pagal kokias taisyklės jis kovoja. Tai viena kova MMA taisyklėm, kita kova KOK taisyklėm. Gal matysim ir bokso taisyklėm kovą? Aikido. Dabar bus Aikido kova. Kurios taisyklės tau priimtiniausios pačiam? Tu sakei, kad širdį galbūt tu esi MMA kovotojas, bet nevengi kovoti ir kickbokso taisyklės. Tai natūralu, kaip sportuoji su kickboksininkais, kad tavo stovėsena gerėja, tu neturi kur dingti tiesiog. Tai metai bėgo, gan patvarkėm tą stovėseną ir dabar visur, kur įmanoma, save ir stengiasi realizuoti. Bet tu, tavo bazė yra dziudo, ar ne? Tai tu turėtum parteryje jaustis kaip žuvis vandenį. Kiek tom dziudo yra to parterio? Čia klausimas, nėra ten to daug parterio, jo ten 20 sekundžių leidžia pasiristi ir dažniausiai stato. Tai mano bazė yra gal labiau stovėsenos imtynės. Tai va, o to parterio tai, sakau, kiek ten jau yra. Bet kovojant pagal skirtingo tipo taisyklės, turbūt vienaip ar kitaip reikia ringe elgtis, galbūt paskaičiuoti savo jėgas, paskaičiuoti savo ištvermę. Kur daugiau ištvermės reikia apskritai? Tu esi patyręs kovų ir pagal MMA taisyklės ir KOK taisyklės, jos yra skirtingos, natūraliai reikalauja ir skirtingų ir fizinių ir psichologinių galbūt pajėgumų ringe. Tai be abejo ištvermės reikalauja daugiau MMA kovos, bet ir kickbokso kovos dabar, kaip aš galiu sau leisti kovoti ir tom taisyklėm, tai tiesiog aš jaučiu, kad labai mano kaip kovotojo bagažas stipriai praturtina ir aš manau, kad man kaip asmenybei, kaip kovotojui, tai duoda labai daug naudos. Kovojant pagal KOK taisyklės, ar tave kova laukia kovoti pagal KOK taisyklės, kur matai savo stipriasias pusės kaip kovotojo? Turi kokią vizitinę kortelę, smūgį, koja, ranka, kombinacija kažkokia firminė? Tokių dalykų aš tikrai negalvoju, gal aš nežinau, man ištvermė gal bus, kadangi esu MMA kovotojas, tai ištvermė gal bus ir sprogimas tokios kaip ir stipriausios pusės šioje kovoje, o visa kita, negaliu pasakyti, kad aš kažką firminio turiu, darau tai viską pagal kovos eigą. Tiesiog, nežinau, tikrai neturiu. Anksčiau būčiau pasakęs, kad turiu tą spinner kicką, bet šūdų krūva tai neveiksmas, todėl nebėra. Dėl to, kad sunku rezultatą gal pasiekti, ar ne? Jis dažniausiai būdavo daromas iš emocijos, sekantis dalykas, jis reikalauja stipraus sprogimo, staigumo. Ir jeigu tu jį pradedi ten iš tų emocijų daryti vidury kovos, tai ten daugiau savo nuovargį sukeli, nei ten jūs pasiekė tą taikinį. Tai tiesiog aš nusprendęs jau nebedaryti jo. Kalbėjome ne prieš kameras apie skirtingas sporto šakas, kurios galbūt padeda suformuoti kovotojo kaip asmenybės paveikslą, veikinį, surfinį, kalbėjom, ar ne? Stalo tenisą žaidė. Dabar prisipažink, kad prieš mane pralaimėjęs esi ant stalo teniso. Taip, stalo tenisą pralaimėjau, bet dabar aš patobulėjau gerokai, tai galėsim sužaisti. Ne, tu raketė kažkokią man nusipirkai. Stebuklingą nusipirkau raketę. Bet kalbant rimtai, šios visos sporto šakos, jos lavina tam tikras savybės, ar ne, kovotojo? Mes kalbėjom, tu sakei, kad kovotojas yra toksai labai, ta kovos menas yra universalu ir reikia iš skirtingų sporto šakų pasimti tam tikrų dalykų, kas tau padėtų kovoje. Tai dabar, kodėl aš užsiemu tuo veikinimu, surfinimu, stalo tenisu, tai visiškai dėl to, nes iš tikrųjų mano gyvenimas vien sporto salėje patapęs. Dirbu sporto salėje, sportuoju sporto salėje, praleidžiu joje beveik kartais 12 valandų. Tai man tas veikinimas, surfinimas yra toksai tiesiog
hobis, sportinis hobis, kad ir kaip tai kvailai skamba ar keistai, bet man jisai padeda negalvoti apie įtampą, krūvį ir panašiai. Aš kaip nuvažiuoju, tarkim, veikinti, tai visas koncentracija būna kaip neįkristi į vandenį. Ir tiesiog mane tai atpalaiduoja. Tai aš jaučiu, kad atradė savo tokį dalyką, kuris mane ramina. Vienus žmonės muzika ramina, kitus valgymas, o mane veikinimas, vanduo tikriausiai. Kokia daina tau labiausiai patinka iš lietuviškos estrados? Super klausimas. Tu paklausai, sakai, muzika, vienus muzika. Klausai muziko šiaip? Nepasakyčiau aš, kad esu labai muzikalus žmogus ir nepasakyčiau, kad esu labai meniškas. Kokią dainą? Bet pavyzdžiui, kokia daina tau įstrigus yra paskutiniais metais galbūt? Atlikėjas kažkoks patinka? Žinau. Stilių kokį klausai? Rokas, džiazas, šokių muzika, techno? Raimondai, svarbiausia, kad neradžia. Žinau, kuri daina man nepatinka. Ne, tikriausiai aš nežinau. Man paprastus lietuviškos muzikos gražiaus, ramiaus, visos aš jas galiu klausyti, bet kad galėčiau netgi, aš net nepažįstu tų atlikėjų, jeigu iš tikrųjų. Jeigu daina graži, tai graži. Iron Vytą pažįstu. Iron Vytas. Tai va, Iron Vyto gabalas, kokį jis turi planą. Gero kelio. Žiūrėk, dar keletas klausimų apie priešininką Džefaro Gezius. Tai aš tikrai nežiūrau, kokia ten yra jo stiprioji pusė, ką jis geriau daro ar ne. Andriui sumokėta, jisai turi viską įsiaiškyti, o aš pasižiūrau tiesiog kovos dieną patį galvos stilių, kaip jis kovoja. O Andrius visų tuo metu ruošia mus pagal kovotoją, kaip mums reikia ir kovoti. Tai aš visiškai nesijaudinu, nežiūriu, pasitikiu savo treneriu, savo komandą ir kaip jisai jau pasako, kurio yra silpnosios vietos, taip ir darau. Tiesiog kovos dieną, ryte atsikėlęs, aš įsijungiu savo priešininką, pasižiūrėti plius minus, kaip jisai juda, kaip jisai, nežinau, reaguoja į kai kuriuos dalykus, visi mes turim tų savo koronkių. Ir man šitas dalykas padeda negalvoti apie kovą. Tai kadangi aš, nusisukau aš. Ryčka, laikyk mane. Tai kadangi šitas dalykas man nesukelia įtampos, jeigu čia nebūtum šiandien susirinkę, aš net nežinočiau, kad aš kovoju šeštadienį, nes aš apie tai visiškai negalvoju. Tai va dėl šitų priežasčių aš nežiūriu, o pažiūriu paskutinę dieną, kad tiesiog įtampos pas mane nebūtų. Ir tikrai veikia man šitas dalykas. Paskutinis klausimas. Prieš kovą vis tiek laikaisi tam tikro režimo, kažko tai savo neleidi. Kokį savo prizą skiri po kovos? Nesvarbu, kaip jį pasibaigtų. Savaitę, reiškia, po kovos, ką leidi savo daryti, kur galbūt nesakai, su draugais, neinu, niekur pasivaikščioti, toks susikaupi daugiau. Ar turi kažkokį tokį? Kadangi aš esu abstinentas, tai baliavot nebaliavoju. Į miestą išeinu, bet tai būna tiesiog pabūti su draugais, padėkoti jiems už paramą, su šeima pabūti. O koks prizas, tai vasarą būna, tai veikiant važiuoju. Super, ačiū. Danielius Gribliūnas. Danieliau, sveikas, visada su šypsena, ramus, geras debiutas buvo. MMA Bushido ringe, vėl mes tave išvysime Twinsbet arenoje. Po pergalės užsimotyvavai, kad wow, viskas gerai, einu gerų kelių ir viskas taip turi būti toliau ir dar geriau. Tai žinokit, aš kai atėjau pirmą dieną į sporto salę, aš jau supratau, kad aš einu gerų kelių. Tiesiog tas kelias, matot, ne visada būna tiesus, jis toks vingiuotas, sudėtingas. O ta pergalė tai tikrai toks kaip balzamas širdžiai, sielai, kad vis dėlto aš einu teisingų kelių, niekur nusuk nereikia. Psichologinis momentas, kada kovoji didelėje arenoje, daug žiūrovų, daug palaikymo, aš atsimenu, net po kovos prie tavo ringo kampo buvo susirinkusi didžiulė minė draugų ir su plakatais ir laukia tavęs. Turbūt dar kažkoks ar ne viduj adrenalinas, bet ir einant į kovą, kita vertus, ant pečių užkraunama savotiška atsakomybė. Kažkaip išmokau aš jau atsiriboti, nesvarbu ten ar namų sienos, ar kažkur kitur tu kovoji, kažkaip jau prieš tą kovą jau išmoksti atsiriboti, kad pas tau yra viena užduotis, tai yra tavo kova, tavo varžovas, tau jį reikia nugalėti, o vėliau
Aišku, jeigu laimi, tai puiku, tada labai džiugu. Ir aišku, malonu, kai tu ateini ir tave sveikina visi artimi, draugai. Nu, be abejo, yra labai geras jausmas, bet kokia atveju. Kokios tavo stipriosios pusės? Ką sako ten kolegos, klube treneris, koks tu esi kaip kovotojas? Koks aš esu, Augustai? Augustai. Koks Danielius yra kaip kovotojas? Man tai visą laiką su šypsena ramus, ringė pasikeičia, bet kaip treneris, man atrodo, tu žinai, skirtingas jo, ar ne, pusės? Taip, žinau, tai iš tikrųjų Danielius labai nuoseklus kovotojas, jis labai gerai ruošiasi, labai sąžiningai viską daro, daug dėmesio skiria detalėms, kovos planui. Nu nežinau, iš tikrųjų malonumas tokiu dirbti, labai paprasta iš tikrųjų, nieko tokio sudėtingo nėra. Raimondas minėjo, kad treneris Andrius sako, turi stebėti priešininką, viską pasakyti. Ar Augustai pats stebi priešininkus, ar dabartinį priešininką stebėjai truputėlį, kas jis toks, kaip jisai kovoja, kažkokios taktikos pasiruošti? Be abejo stebėjau, šitą varžovą mes jau trupučiuką seniau mum yra siūlę, tai aš jau tada pasižiūrėjau, dabar dar kartelį pasižiūrėjau. Labai smagu, kad jisai nesenai kovojo kovą, nes jis buvo po didelės pertraukos, pasižiūrėjau dabar jo paskutinę kovą. Nu, ką aš galiu pasakyti? Žinau viską, tikrai ką daro, žinau stipriasis, silpnasis pusės. Bet taktiką ruošiat, ar ne, kažkokią? Be abejo. Kovojant ringę, taktika gali pasikeisti. Turit visą laiką planą A, planą B? Atsakysiu čia. Kas jau čia? Atimsiu mikrofoną. Aišku, tai Mano minutė čia pakalbėti, Augustai vėliau pakalbės. Ne, nu tai kaip ir sakiau, kada interviu iš manęs ėmė, sakiau, kad mes kaip ir turim tą taktiką, bet labai dažnai ta taktika per pirmą minutę žlunga, tada reikia kovos metu galvoti. Bet šiaip svarbiausia yra nusiteikimas. Jeigu yra žvėriškas nusiteikimas, tai yra labai gerai. O svarbiausia man parfumada.lt prieš kovą, pasipurškiant Ventur, pažadina mane žvėrį. Tai vat kiekvienam rekomenduoju kovotojui, vat galit pasipuršti, Raimondai, gali realiai pasipuršti, pamatys. Tokį žvėrį, pabus toks žvėrys. Šaibų duos už tai, kad pasipuršti. Nu, pasižiūrėsim ten. Susitarsim paskui, netarį. Žiūrėk, Danieliau, kovoji ringę, planas A, reiškia, kažkaip neveikia, galvoju, reikia kažką tai keisti. Ar yra ta tokia tavo dalelė, kuri girdi Augustą kampe, kur sako, planas čia, viskas, turim kitą planą imti. Ar girdi trenerį? Jo, praeitoj kovoj supratau, kad tikrai aš girdžiu vieną ir kitą trenerį, abu treneriai pas mane buvo kampe. Tai abu trenerius labai gerai girdėjau, tai viskas labai gerai. Aišku, tas mano planas gal per tą pirmą kovą pasikeitė turbūt po vieno to praleisto kalfkyko. Nu, bet pasiteisino, viskas gerai. Viename interviu teko girdėti, kad sakei, kad žiemą yra svarbiausia užsidėti kepurę, kad nesimatytų ausų, ar ne? Kas čia buvo, kodėl taip? Čia kažkokios dogmos ar nusistatymai yra? Ne nusistatymai, tiesiog imtyninkai, kurie turi sulaužytas ausis, žino, kad prie didelio minus šalčio tai nušalo tos ausis. Ai, šitaip, ar ne? Gerai, dar vienas klausimas apie, vat ir Raimio klausiau apie muziką. Ar tau muzika svarbu gyvenime? Kodėl aš klausiu apie muziką? Dėl to, kad kovotojų išėjimai į ringą prasideda nuo kažkokio tai muzikinio garso takelio, kuris kovotojus ar užveda, tai reiškia pasipurški kvepalais prieš tai, paleidžia muziką ir eini į ringą. Ar turi kažkokį stilių, dainą, atlikėją? Ne, tai be abejo, mes Marijos radijo, neįjungsim, neišeisim su Marijos radijo dabargi kovoti. Žinios. Normalu. Ne, tai nėra taip, kad ten kažkokį vieną žanrą. Tai pagal nuotaiką ten žiūri. Jeigu tokia, kad užvedantį, kad jau eit kovoti, gerai, toks rokas stiprus, ten popso, tai tikrai, manau, nelabai tinka. Man atrodo, kiekvienam skirtingai, ar ne? Kiekvienam skirtingai. Jo, aš nežinau, kas ten gali su Radži išeiti, su Milana, nesąmonė. Ok, supratau. Ok, kitas mūsų dalyvis, Richardas Kulis. Sveiki, sveiki. Richardai, neseniai grįžai iš Europos čempionato, ar ne? Taip. Kaip ten sekės, papasakok? Aš vertinu vidutiniškai, nes ketvirtfinalį pralaimėjau, tai likau 5, tačiau buvo labai gera patirtis, buvo labai geri priešininkai, tai iš tokių kovų išsineši labai daug.
Tai vienu žodžiu dar turiu neįgyvendintų tikslų mėgėjų kickbokse. Tai reiškia, dar dirbsim. Per čempionatą kiek tenka kovų sukovoti? Dar kartą neišgirdau. Kiek kovų tenka sukovoti? Ar vienas priešininkas būna viena kova, ar per savaitgalį? Tai būna kova kiekvieną dieną. Jeigu tu laimi, tai yra šveicariška sistema, eini toliau. Tai jeigu laimi, eini toliau. Šiame čempionate, norint tapti čempionu, man atrodo, mano kategorijoje būtų užtekę 4 kovų. Tai man teko sukovoti 2, viena 16 ir ketvirtfinalis. Kiek laiko reikia atsistatyti? Visgi dalyvauju, kada vyko čempionatas? Vyko praeitą savaitę, visą savaitę nuo pirmadienio iki penktadienio, tai aš kovau pirmadienį ir trečiadienį. Iš tikrųjų, kas liečia atsistatymo, tai jau per tiek metų kūnas yra pripratęs ir šiaip atsistatau gerai. Priklausomai turbūt dar nuo kovos, ar neatsimuši ten blauzdų, čiurnų ir taip toliau, bet man viskas praėjo gerai, esu pilnai pasiruošęs. Kalbant apie blauzdas, čiurnas, visi, kurie seka tavo karjerą, žino, kad jeigu Raimio bazė yra dziudo, tavo bazė futbolas, tai visą laiką garsėjai stipriomis kojomis, ar ne? Ką iš futbolo pasiėmei kaip kovotojas? Aš manau, kad ką iš futbolo pasiėmęs, tai stiprias kojas turbūt. Jo, stiprias kojas, o šiaip futbolas jau yra praeitį, nors aš dar mėgėjiškai žaisdavau, tačiau dabar jau vis mažiau tam skiriu laiko, nes labai daug traumų tikimybės mėgėjų futbole. Ir paskutiniu metu visą save esu atidavęs būtent šiam sportui, nes galbūt, kaip jūs su Raimondu, turi daug hobio, aš irgi nemažai jų turėjau, bet supratau, kad labai, kai daug mėtaisi, kai daug energijos atiduodi, sakykime, pašaliniams dalykams, tai po to tų jėgų ir energijos neužtenka pagrindiniam tikslui pasiekti, o mano pagrindinis tikslas tai yra kovotojo kelias ir šiuo metu, sakau, esu labai gerai pasiruošęs, atsigavęs ir laukiu šeštadienio. Kalbėjome su Raimondu apie papildomas sporto šakas, kažkaip įstrigo stalo tenisas ir mano įsigyta raketė, bet Raimondas paantrino, kad Andrius Šipailas, sako, yra iš jūsų geriausias stalo teniso žaidėjas. Netiesa, visiškai netiesa. Raimis su manim jam neteko žaisti stovyklą, bet šiaip aš irgi neblogai žaidžiu. Pavadinkim taip, Henrikas irgi labai gerai žaidžia, aš galiu pasakyti. Tai va, Andrius tikrai negeriau už mus. Klausykit, aš matau, kad čia reiks... Danieliau, jūs irgi žaidžiate stalo tenisą? Palaukit, mūsų tai net nepaklausėt. Taip, Danieliau, kaip jūsų stalo teniso pasiekimai? Ne, mes stalo teniso nežaidžiam. Normalūs vyrai. Pas mus ten dabar hobby horsingas, kvadroberiai. O kas čia reiškia? Dabar matėtgi lapkričio 16 dieną per KVK renginį bus pirmasis hobby horsingo čempionatas. Raimondai. Tai kažkaip dubliuot reikės. Mes Spartoj praktikuojam hobby horsingą jau čia 3 metai. Jo, tai galim ryte nuvažiuoti Lietuvos čempionatą pasitikrinti, kieno arklys geresnis. Kas po kojom turi geresnį arklį. Supratau, nauja intriga dėliojasi. Tai aš galvoju, kad labai neblogai mes galėsime kažkada tai surengti, reiškia, kovotojų stalo teniso turnyrą ir pasižiūrėti. Stalo tenisas beje turbūt labai gerina koordinaciją, ne visą? Ten taip pat gali pasimti tam tikrų dalykų kaip kovotojas. Sakykime, yra reakcija, jinai yra 3 tipų, ne? Tai yra, pavyzdžiui, kaip pasakyti, sprinteris, jūsų atžvilgiu yra greitas ar ne? Sprinteris? Taip. Tai turbūt greitas, kuris... O stalo teniso žaidėjas greitas ar ne? Aš kažkur girdėjau, kad stalo tenisas, sako, yra kojų žaidimas. Nors kada žaidėjai atrodo, kad tu stovi vietoje rankom mušinėje, bet sako, kojų žaidimas, kada tu turi bėgioti. Tai galima ir taip pasakyti, bet esmė, kad stalo tenisas jisai psichomotoriką lavina. Tai reiškia, kaip tu reaguoji tuo momentu ir kaip pas tave suvaikšto, sakykime, impulsas. Tai stalo tenisas tikrai jisai irgi kaip ir kovos reikia atsipalaiduoti, reikia matyti, reikia judėti ant kojų. Ir labai fainas žaidimas, tikrai man labai patinka. Pasikalbėkime apie kovas. Richardai, tavęs laukia vėl Graikija. Buvai Graikijoje, ar ne?
Taip, buvau. Taip, ir iš Graikijos atvyksta Savas Kagelidis, gana jaunas, bet labai stiprus priešininkas. Ar truputėlį nagrinėjasi jo kovas, ar Andriui čia vėl tokia misija numesta? Nu, truputėlį aš mačiau apie jį, kai ten dėjo announcementą, pavadinkim taip. Tai žinau, kad yra jaunas kovotojas, nenugalėtas profesionaliam ringiai, yra Atėnų arba Graikijos žvaigždė. Tai aš labai visų pirma džiaugiuosi, kad turėsiu tokį priešininką. Liktais girdėjau, kad jisai buvo Vako Europos ir ten pasaulio vicečempionas. Tai vėlgi, man tai tik tais yra džiugu, kad aš, kaip visada, savo kely gaunu labai pajėgus varžovus ir nuo to turėtų būti žiūrovams dar tik tais įdomiau. O aš tikrai, ką galiu pasakyti, kad jisai yra galbūt panašaus stiliaus. Tai reiškia, stipriai muša, mėgsta apsikeitimus, tikiuosi, pažiūrėsim. Ir liktais ir kojom irgi muša panašiai kaip aš. Tai manau, kai susidarė du tokie varžovai, žiūrovams tai turėtų būti tai, ko jie ir ateina į areną. Ir tokias kovas profesionalias yra įdomu stebėti. Na kągi, noriu mūsų kovotojams, treneriui palinkėti gero pasiruošimo paskutinę savaitę. Ką dar po keletą žodžių, ką planuojate nuveikti per šią savaitę likusią iki turnyro? Ar į treniruotės pasinersite, ar daugiau poilsis, ar kažką tai hobiams atsidėsit? Kai visą laiką discipliną ir rutiną mes su Raimiu po konferencijos varom į salę ir aš gyvenu tą patį gyvenimo stilių iki šeštadienio lygiai taip pat kaip visada. Raimi. Jo, tai pas mus nieks nesikeičia. Realiai Spartoj tu sportuoji visada iki paskutinės dienos, negauni ten dienos dviejų atsikvėpti, visada būna kažkokios specialios treniruotės, visada jos šiek tiek kitokios, tai koks tikslus planas negaliu pasakyti, bet valgyti, miegoti ir treniruotis. Danieliau? Nu, tai kaip ir kolegos sakė, tai va, irgi baigsis konferencija, eisim sportuoti, nu, bet jau šį savaitę tai tokia lengvesnė, tai vis tiek prisižiūrėti svorį reikia, ten tos keletą kilogramų nusikratyti ir irgi poilsis, miegas, tam tikra mytyba, nežinau, gal treneris kažkur į vakarę. Papildysite, ką dar paruošęs esate sportininkui paskutinę savaitę. Ką Augustai veiksi, nu, iki paskutinį mūsų kovų. Ką valgysi? Iš tikrųjų, tai aš irgi dabar sportuoju, jeigu ką. Svorį meti? Ne, jau nebereikia dabar raumenis auginu, iš tikrųjų. Tai aš tai, vat visi daisi treniruotę, aš tai vesiu treniruotę vakare. O iš tikrųjų tai noriu visus pakviesti šį savaitgalį palaikyti kovotojų ir tikrai pažiūrėti labai labai gerą turnyrą, nes iš tikrųjų kovų sąrašą žiūrėjau, tikrai labai gerų pajėgių kovotojų bus, tikrai labai gerų konkurencingų kovų, tai visus linkiu ateiti ir pasižiūrėti ir pasirgti už savo numylėtinius. Ačiū labai, Augustai. Ačiū labai. Augustas Šalkauskas treneris, Danielius Grebliūnas, Raimondas Krilavičius ir Richardas Kulis. Per svirimų ceremoniją mes dar su jais pasikalbėsime, kaip jie jaučiasi dieną iki kovos, o dabar jums linkiu gero pasiruošimo ir geros likusios savaitės. Iki. Gerbiami žiūrovai, išankstinė spaudos konferencija, pokalbį su kovotais ir jų treneriais artėjančiam turnyrui, kuris vyks lapkričio 16 dieną, jau ateinantį šeštadienį, Vilniuje Twinsbet arenoje. Ir šalia manęs yra vienos iš dvikovų priešininkai, tai yra Emilis Kaganovičius ir Emilis Panceris, kartu su savo treneriais Augustas Šalkauskas ir Sergej Greičicho. Tai pirmiausiai sveikinu atvykus į mūsų tokį pokalbių šou. Žinau, kad jau pažįstate vienas kitą, teko susitikti. Kokiom nuotaikom gyvenate dabar? Bendrai nežinau, viskas kaip ir visada. Tiesiog treniruojas ir dirbu prieš kovą. Kažkokių nuotaikų neturiu, kad kažkas pasikeistų, kadangi labai dažnai daug kur dalyvauju, tai tiesiog kasdienybė. Priešininkas jau pažįstamas, ar ne? Teko susitikti. Kaip baigėsi tas susitikimas? Priešininkas jau pažįstamas, teko daug girdėti ar prieš mūsų pirmą kovą apie jį. Tai pirmoji kovą susitikom, manau, kad labai turėjom gerą kovą, gerai padirbom, labai gera patirtis. Pralaimėjau tą kovą, tada nelabai turėjau pasirašymo, bet ir, daug kas susidėjo kartu, bendri faktoriai ir nežinau, kaip ir praėjo normaliai visai. Tiesiog
Tikrai buvo graži kova, tačiau kovoje, kada kova yra apylygė, turbūt jau vienas ar kitas veiksmas, vienas ar kitas taškas turi didelės reikšmės. Nu jo, daug mikromomentų gali daug ką pakeisti. Ten, pavyzdžiui, kažkas užėmė geresnę poziciją ir jau negali ištrūkti iš jos, kažkas geriau nugriovė. Visur visada yra mikromomentai, kai tokia artima kova. Emilijau, revanšinė kova, būnant pirmo susitikimo laimėtojų, tada dar kartą noriu priminti, kad Emilis Kaganovičius tada iškovojo pergalę. Didesnė atsakomybė apginti savo tą pergalę, ar lengviau, ar eiti po pralošimo į revanšą? Šiaip spaudimo nejaučiu tokio kaip revanšinio, pasitikiu savo jėgom, pasitikiu savo veiksmais, tai manau ši kova tik tai parodys dar kartą, kad galiu laimėti ir antrą kartą. Kaip vertini savo priešininką? Buvot susitikę, turbūt pažįstami dar nuo anksčiau, ar ne? Kovos metu, technika, psichologiniai kažkokie dalykai. Kaip vertini savo priešininką? Jo, kadangi esame abu Vilniečiai, tai teko ir varžybose susimatyti būna, ir netgi Vilniuje tenka susimatyti. Tai priešininkas žinomas, varžybose matytas, tai nieko kažkaip nestebina, dirba, treniruojas kaip ir visi, kaip ir aš, tai bet manau bus matyt kovos metu, ką paruošęs. Kas svarbiausia tau pačiam yra kovoje? Ką tu nori įrodyti kovoje? Sau, treneriui, žiūrovams, priešininkui, kažkam kitam? Labiausiai tai norėčiau į savo įrodyti, kad aš tam ruošiaus, ką aš sugebu, ką aš galiu parodyti tada žmonėms, kad aš pasiruošęs, kad aš gali iš manęs daugiau tikėtis ir taip ir panašių dalykų. Emili, tau kas svarbiausiai kovoje? Nežinau, nepridaryti durnų klaidų ir parodyti, ką sugebu. Augustai, žvaigždėtų mūsų esi šių pokalbių jūsų antrų kovotojų. Iš tikrųjų džiugu, ar ne, kad tiek auklėtinių dalyvauja didelėme turnyre ir tau kaip treneriui tenka tokia prerogatyva labai tinkamai jos paruošti, labai tinkamai psichologiškai sukaupti, kad nepridarytų, kaip ir sakė Emilis, durnų klaidų. Kaip Emilis pasiruošęs? Kaip jisai kaip kovotojas, kaip auklėtinis, ar drausmingas, ar klauso, ar lengva su juo dirbti? Na, su Emiliu visai nesunku dirbti. Mano auklėtinį iš tikrųjų yra daugiau, tik tai ne visi sugebėjo, na prasme, dabar šiuo metu ne visi dalyvaus, nes kai kuriem ir kovų nesurado, kai, ta prasme, mes ten turim problemų, nes pas mus yra, ne visi gali kovoti pagal profesionalų taisyklės. Iš tikrųjų yra toks dalykas, kad kuo auklėtiniai turi daugiau patirties ir daugiau kovų praveda, tai jie gaunas tokie kaip asmenybės, jie su tavim pasiginčia. Jau tada jie turi ir savo nuomonę, kas jiems labiau tinka, kas netinka ir taip toliau. Tai čia aš manau, kad yra normalus tobulėjimo procesas. O koks kaip kovotojas Emilis yra? Aštrus, dirbantis pirmų numerių, antrų numerių, daugiau toksai pasiduodantis emocijom ar išliekantis ramus? Šiaip Emilis iš tikrųjų visą laiką būna labai ramus. Pasižymi tikrai labai neblogų kardio. O šiaip tai prisitaikom pagal varžovą, atakuojam arba ten labiau daugiau antrų numerių dirba, žiūrim pagal situaciją. Ok, tai ar paskutinę savaitę dar kažkokiu tai darysite specialių pasiruošimo etapų, ar tiesiog jau taip kaip ir pasiruošite, taip ir nukeliausite iki pat kovos dienos? Ne, čia kaip patarlė yra, neprivalgy, neprilaižysi paskutinę savaitę, tiesiog lengvai padirbsim, kad be traumų būtų viskas, kad sklandžiai, kad išeiti, maksimaliai geros formos, kiek įmanoma tai dienai į kovą. Ok, ačiū Augustai. Vienas tituluočiausių Lietuvos MMA kovotojų, Sergej Greičicho. Labas Sergejau, kaip, sakyk, po traumos, po paskutinės kovos turėjai tikrai gana rimtą traumą ir niekas nežinojo, kol tu to nepaskelbėjai socialiniuose tinkluose. Kas tai yra tavo susitvardymas, tavo kantrybė, tavo patirtis, kad čia kovos metu trauma įvyko, ar ne? Sveiki, Ryti. Taip, visų pirma, labai keista čia būti trenerio vaidmenį. Visą laiką, kai konferenciją pamatau Rytį, tai sukilo toks adrenalinas ir visą laiką gyvenime pripratau būti kovotoju. Tai ir šį kartą tokia savijauta, kad lygtais lipsiu į ringą, bet dėja truputėlį reikia palaukti. Taip, per praeitą turnyrą rugsėjo mėnesį gavau traumą. Tai raktikaulio išnirimas ir raiščių plyšimas. Tai teko daryti operaciją.
Jo, aš manau, gal vis dėlto patirtis duoda apie save žinoti ir nepasiminti toje situacijoje. Taip, pajutau, kad kažkas su pėtim yra negerai, bet atlikau savo veiksmą iki galo, rankos laužimą ir tik po kovos jau pajutau, kad jau tikrai kažkas negerai. Tai taip, teko daryti operaciją, bet šiuo metu tikrai savijauta yra labai gera, netgi buvo minčių, galbūt lapkričio 16 sukovočiau, bet jau pasikalbėjau su gydytojas, jie pasakė geriau palaukti ir vėliau išeiti, kaip sakoma. Taip, tai aš manau, kad kovo mėnesį būsiu pilnai pasiruošęs, o šį kartą pabūsiu trenerių vaidmenį, pasikunduosiu Emilijų. Gerai, apie Emilijų. Papasako kaip apie sportininką, kaip apie auklėtinį. Augustas jau Emilį Pancerį prigyrė, kad lengva, sakė, su juo dirbti, gerai ruošiasi, punktualus yra. Koks pačio auklėtinis? Šiaip Emilijų treniruoju jau 13 metų, jisai pas mane atėjo 5 metų vaikas. Tai toks, sakyčiau, ištikimiausias mokinys, kuris visą laiką klausosi nurodymų, ir pasižymi discipliną ir darbštumu. Tai irgi su Emilijum dirbti labai lengva, kadangi jis dar pasižymi labai aukštų IQ, kovoto IQ. Ir visą laiką girdi savo trenerio patarimus per kovą. Tai sakau, tai kaip kovotojai tai yra labai svarbus dalykas. Kalbant dar apie patį, Sergejau, kol pas patį mikrofonas, po operacijos, seku tave socialiniuose tinkluose, mačiau, kad nedaug laiko prabėgus, tu jau vėl salėje buvai ten, sakym, ta ranka labai nedirbai, bet kita ranka ar netobulinai toliau savo įgūdžius. Kiek laiko po operacijos ir tu jau buvai salėje? Savaitę po operacijos jau buvau salėje ir šiaip įkeliau tą vaizdo medžiagą į Instagram socialinį tinklą, kadangi tą operuojantį gydytoją turiu Facebook'e. Ir galvoju, kelsiu ir į Facebooką, gal nepamatys. Ir po kelių minučių gavau bartį ir sakė, gali sportuoti, ten daryti kojų pratimus, bet tik tai su įtvaru, nes ten pasirodžiau be įtvaro. Tai va, o šiaip, jo, savaitę po operacijos jau dirbau sporto salėje, stiprinau savo kojas, pilvo presą. Šiam momentu jau vyksta ir to peties reabilitacija, tai tikrai labai gera savijauta, netgi ir su šešėliu darau pratimus, su bokso kriaušė. Tai viskas eina gerin, tai manau, kad kovo mėnesį tikrai išvystė mane KOK turnyre Bushido. Labai puiku, nekantriai lauksime. Dar kovotojų norėčiau paklausti. Žinoma, daug laiko suvalgo darbas sporto salėje, treniruotės. Ar turite kokių hobių? Kas jums dar patinka veikti, kad kovinių menų gerbėjai daugiau apie jūs sužinotų? Turit kažkokių įdomių užsiėmimų, galbūt patinka kažką tai daryti, veikti? Koks Emiliau hobis savo, pavyzdžiui, yra? Šiaip nesenai persikrausčiau gyventi į namą. Tai šią vasarą vis daugiau laiko praleidžiu griname ore gamtoje, pasivaikščiojimai, deginamėsis ir tokie dalykai su gamta labiau šį vasarą pajutau atradimą naują. O kokią savybę turi, kokią norėtumėm eliminuoti, bet neišeina, sakykime, tau jinai trukdo gal šiek tiek? Gal mėgsti pamiegoti, ilgiau pramegoti, ar pavėluoti, ar kažką tai tokio? Junk foodas, manau, mane stabdo šį kartą. Ar dabar susilaikai pasirašymo metu? Jo, pasirašymo metu tikrai tenka didesnį dėmesį skirti ir mytybai ir taip, bet tarp kovų būna kartais vakare taip pasiglemžia. Hamburgerį kokie, ar ne? Jo, saldumynai, viskas į trasą eina. Emilija, kaip pas tave? Pas mane, nežinau, nesakyčiau, kad kažkas labai ypatingo, kaip tipinis jauno žmogaus gyvenimą. Mokausi, treniruoju, mėgstu praleisti laiką su savo draugais, kur nors išeiti, galima susirinkti vakare, pažaisti kokį nors žaidimų. Esu labai mėgėjęs to. Daug laiko praleisdavau anksčiau prie kompiuterio, dabar biškai mažiau, bet taip, dar mėgstu pažaisti žaidimus. Koks kompiuterinis žaidimas tau geriausiai sekės? Nežinau, sakyčiau, Counter-Strike'as, ten praleidęs gal virš 3000 valandų bendroje sumoje. Tai gal dalyvauji kokiuose turnyruose? Esu dalyvavęs paprastuose. Daugiau nei sporto salėje turbūt. Ką? Daugiau nei sporto salėje jau išeina. Gali būti, per visą gyvenimą sportuoti aš pradėjau tik nuo 14, o žaidžiau Counter-Strike'ą nuo 6 metų, tai per visą gyvenimą tikrai, man atrodo, daugiau susirinkau valandų.
O tarp turnyrų tai nieko rimto, tiesiog lokaliniai kažkokiose, pavyzdžiui, būdavo kivirų klubuose padarydavo kažką, tiesiog su draugais pažaisti, pasilinksminti, gauti tos patirties, nes visur patinka varžytis, ką ir būtų ar kovoje, ar žaidime. Tai tiesiog... Azartiškas esi žmogus? Nežinau, bet laimėt mėgstu kažkaip, bet, sakyčiau, galimai visai. Abu tokie jūs ramus išlaikyti jauni žmonės, ar yra kažkas, kas gali išvesti iš kantrybės? Ko labiausiai nekenti, nepatinka, kas labiausiai tau, kas gali tave iš kantrybės išvesti? Mano nuomonė, tai turbūt per didelis laisvas kalbėjimas kitų žmonių, tai mane tas, manau, trigerina labiausiai, kai yra neadekvatus elgesys, turbūt tokia kaip ir paprastam žmogui priimtini dalykai, kad pagarba, manau, tai turėjo išlikti. Svarbu labai. Emilija, kaip pas tave? Aš manyčiau, kad jo, panašiai, aš irgi sutinku su tom, kad kažkoks nepadarus elgesys, kai aš irgi paprastas ramus žmogus, tai irgi išpeda iš kantrybės biški būna. Abu sportuojantis, tikrai netrumpą laiką, ar teko kažkada tai panaudoti gatvėje, būtinėje situacijoje savo įgūdžius, tiesiog, kad gal nedalyvauti muštynėse, bet nuraminti tam tikrus personažus? Šiaip visą gyvenimą stengiuosi vengti tokių situacijų, kur net atsidurčiau tokiam pavojui, tiek dėl savo sveikatos, tiek dėl kitų, tai visada gali būti ant peilis, ginklas ir taip toliau. Tai visą gyvenimą stengiuosi vengti ir kol kas visai pavyko, sakyčiau, ši užduotis. Pas mane šiuo atveju lygiai taip pat kaip ir pas Emilių, irgi aš ramus, nekonfliktinis žmogus, visą gyvenimą nei karto neteko taip muštis laukia, visą laiką vengiu to, tai tą patį galvoju irgi. Be abejo, tam yra ringas, tam yra taisyklės ir ten galima savo tuos įgūdžius, ką tu įgauni sporto salėje ir parodyti. Ačiū labai šiandien už dalyvavimą mūsų išankstinėje spaudos konferencijoje. Linkiu ir treneriams, ir sportininkams gero pasiruošimo paskutinę savaitę ir susimatysime per sverimus. Ačiū labai. Paskutinė žinutė, tai jeigu rengsit stalo teniso turnyrą, tai būtinai ir mane pakvieskite. Viskas, rengsim stalo teniso turnyrą, nes čia, žinokit, gaunasi toks žaidži. Būdavo pažaidžiu. Žaisi. Labai gerai. Galbūt ir padarysime stalo teniso turnyrą prieš mūsų sverimus, kad įsiaiškinti, kuris iš sportininkų yra kiečiausias. Ačiū labai, susimatysime per sverimus. Geros ateinančios savaitės. Dėkui. Visą gerą jums. Kaip Benai laikais? Puikiai. Kaip pasirašymas? Kaip ir visada stiprus. Svarbiausia. Gerbimi žiūrovai, tęsime mūsų išankstinės spaudos konferenciją skirtą lapkričio mėnesio 16 dienai KOK Heroes ir MMA Bushido turnyrui, kuris įvyks Vilniuje, Twinsbet arenoje. Bilietais prekiauja Bilietai LT ir šiandien mes kalbamės su turnyro dalyviais. Šalia manęs visiems gerai pažįstami kovotojai. Tai yra Grand Prix ketvirtuko dalyviai Benas Šorochovas ir Evaldas Balsys, taip pat Samuelis Šorochovas, rezervinės kovos dalyvis, ir Ignas Pauliukevičius, super kovos dalyvis. Pirmiausiai pakalbinsime galbūt Beną Šorochovą. Benai, paskutiniai mėnesis pusantro tau buvo tikras iššūkių metas, kuomet tu, galima sakyti taip, atsiskleidė iš naujo kaip kovotojas, nebijantis iššūkių, nebijantis autoritetų, paskutinę minutę priimantis tam tikrus iššūkius. Ir papasakok truputėlį. Buvo tavo kova pagal profesionalų bokso taisyklės, buvo debiutas su Latvijos bokso čempionu. Taškais tu pralaimėjai, bet iš tikrųjų daugelis ekspertų labai tave gyrė, kad sako ne boksininkas, bet taip atstovėjo gerai ir tik taškais pralošė. Pasidalink išvalgomis apie šią kovą Dream Boxing turnyre. Sveiki visi. Tai, kaip dauguma jau žinot, nevengiu aš iššūkių ir ta kova yra neišimti, pasiūlė, sutikau ir sukovojau. Kovoti pagal bokso taisyklės, kada turi eliminuoti kojas, kojos tavo taip pat nėra naip tol paskutinėje vietoje technika, tai vėlgi turi kažkaip psichologiškai, ar ne, galvoji viską susidėlioti. Mūšiu tik iš rankų, brolis iš kampo patarė visą. Kaip tyčia buvo sutapimas, kad būtent porą savaičių prieš tą turnyrą turėjau bokso šparingus. Tai šioks toks menkas pasirašymas tai kovai buvo.
Tai todėl ir sutikau. Galima sakyti, kortos sukrito taip, kaip reikia, ar ne? Tai būtent Dievas sudėliojo viską taip, kaip turi būti. Ir nesigailiu, kad priėmiau tą iššūkį, sukovojau, tai buvo dar vienas nemažas žingsnis pergalės link. Benai, pasilsėti neturėjai ilgai laiko, vėlgi po savaitės vykai į Slovakiją, kur laukia dar didesnis iššūkis - dalyvavimas Grand Prix ketvirtuke. Tai kurį tu laimėjai. Pirmas tavo priešininkas buvo labai patyręs kovotojas ir mes kažkaip net ir žiūrėjom, kad galbūt jisai tikėjosi pirmą raundą truputėlį pasianalizuoti, bet tu nieko nelauki, ar ne? Tai buvo tokia strategija? Sulaužiau jį psichologiškai, manau, išėjęs į kovą, tiesiog nebuvo kito kelio, tiesiog jau prieš kovą žinau, kad viskas baigsis taip, kaip baigėsi. Ir tu praėjai į finalą. Finale laukia taip pat pajėgus priešininkas iš Slovakijos, kuris taip pat iškovojo teisę kovoti finale pusfinalyje ir ten tu jį taip pat įveikiai. Kokios emocijos tau buvo? Visgi laimėti ketvirtuką, tai man atrodo, kad žymiai tokia saldesnė pergalė nei laimėti tik super kovą, nes tai yra 2 kovos per vieną vakarą. Žinoma, džiugu, tai didelis žingsnis mano karjeroje, bet kaip bebūtų, judam toliau, žiūrim į priekį ir priemam ateinančius iššūkius. Kaip vertini šį ketvirtuką? Laukia tikrai patyrę priešininkai, visi 4 lygiaverčiai varžovai. Kas, kaip tavo nuomonė, lemia pergalę? Kokie veiksniai? Iš tikrųjų, labai galingas ketvirtukas. Visi stipriausi Lietuvos kovotojai, 71 kg kategorijos stipriausi Lietuvos kovotojai. Ir nežinau, tikrai KUK organizacija iš tikrųjų sudėliojo įspūdingą ketvirtuką. Evaldai, tu taip pat dalyvauji ketvirtuke, tave žino daugelis kaip taip pat tokį gana linksmą kovotoją, mėgstantį pajuokauti, pabairuoti, parodyti gerą kovą, kovoje gal netgi, aš pastebėjau, kad tu dažnai dirbi netgi ir žiūrovams, ar ne, nors atlieki kažkokią rizikingą kombinaciją arba rizikingą smūgį, bet tau svarbu žiūrovų palaikymas, įtikti truputėlį tam salėje susirinkusiam žiūrovui ir atidirbti už tą bilietą, kuris... Svarbu ne tik savo tikti ir žiūrovams, ir treneriui, ir turi būti linksma. Turi būti linksmas, kovoja atsipalaidavęs, tai tokios pasiekmes, kai atsipalaiduoja. O kaip tu sugebi taip atsipalaiduoti? Visgi daugelis kovotojų sako taip, aš salėje sportuoju, atlaikau 12 raundų, be jokių problemų, arena, salė, šviesos, garsas, susirinkę žiūrovai, sako, perdegu, nesuprantu, rankos, kojos, guminės, kaip tu eliminuoji tą tokį jaudulį, kas tau truputėlį gal sumaišytų? Nežinau, aš gal degu prieš lipant į ringą labiausiai, kol įlipu, bet kai įlipu, gaunu pirmą smūgį arba duodu, man viskas dingta, aš kartą atsipalaiduoju, aš jau esu kovoju ir viskas. Man tai reikia pirmą smūgį duoti arba gauti ir važiuojam publiką. Dieną prieš spaudos konferenciją, face-offai, svėrimai, atsistoji su priešininku akis į akį, nuskaitai? Jo, man čia labai svarbus momentas, man patinka žiūrėti varžovui tiesiai akis, nes ne visi sugeba išlaikyti akių kontaktą ir kartais atsistoji ir pažiūrėjęs varžovui akis jau supranti, kad šią kovą pusiau laimėjai. Kalbant apie ketvirtuką, Benas minėjo, kad tikrai labai stiprus ketvirtukas, visi lygiaverčiai priešininkai ir atlaikyti tokias 2 kovas per vieną vakarą, iš tikrųjų reikia specifinio paruošimo. Tai Ignas Borysas ir visa Fighters Last komanda, man atrodo, dirbate ties tuo, ar ne? Taip, dirbam sunkiai, dirbu jau senai, jau kelis mėnesius. Norėjau senai kovoti ketvirtukę, gavau šitą pasiūlymą, tikrai nenustebau, nes po šitos kovos tikėjausi, kad žinau, kad KUK Heroes vėl bus ketvirtukas ir labai tikėjausi, kad mane ten įdės po kovos su Podhorne. Tai ir norėjau kovoti tiek su Benu jau esu kovojęs. Daug kartų mačiau Luką Grigaitį kovojant varžybose, tikrai stiprus varžovas, labai techniškas, žiauriai norėjau su juo sukovoti. Deividas Michnevičius, kažkada turėjau su juo susitikti Bushido SWAT turnyre,
Bet kadangi aš turėjau kovoti KK Heroes, jis turėjo važiuoti pasaulio čempionatą, taip atsitiko, treneriai mūsų skyrė, kad nesitrumuotumėt, bet irgi žiauriai stiprus varžovas, pasaulio prizininkas, Europos prizininkas, bus linksma, noriu susikovoti su kiekvienu iš ketvirtuko dalyvių. Man atrodo, tu toks labai energy žmogus esi, daug ką veiki gyvenime apart sporto. Ką patinka veikti, ką patinka? Labiausiai mėgstu leisti laisvą laiką miške, miegot miške, pavalgyti miške, pabūti prie laužo, aš toks gamtos žmogus, žinot? Iš gyvenimo, ar ne? Jo, toks pernakvot šalti, kažkas ekstrem. Į kokį ekstremaliausią žygį esi pasileidęs, kada, reiškia, gal įveikiai perlipai per savo tam tikras savybės, gal nugalėjai baimės kažkokias, tai ar buvo toks? Ne, gal naktį mėgojasi su prie minus 25 šalčio, tai gal čia labiausiai ekstrem buvo, bet pasiėmiau gerą miegmaišį, tai net nebuvo šalta. Ką tau tas duoda? Koks tikslas viso šito? Atsipalaiduoti, būdamas gamtoje, negalvoju apie jokias problemas, tiesiog mėgojos laikų, laužų, maistų, poilsių ir tiek. Kas tau svarbiausia kovoje yra? Koks tikslas pagrindinis? Kovoje svarbiausia, kad būtų aktyviai kova, svarbiausia klausyti trenerio, nes visą laiką yra ruošiamas kažkoks planas, kažkokios kombinacijos. Tai, ką darai treniruočių metu, visada nori padaryti ringę, tai jeigu aš einu į ringą, man treneris liepia mušti kombinacijas, aš išmušu, nesvarbu laimiu ar pralaimiu, bet jeigu aš padarau savo darbą, kova būna gražiai, nirtinga, to ir tai reikia. Psichologinis momentas, kaip ir sakėm, labai svarbu yra kovoje. Paskutinė tavo kova, kovoji prieš Džefaro Gezius, kovotojas, kuris taip pat kovos... Prieš paskutinę. Prieš paskutinę. Taip, prieš paskutinę. Džefaro Gezis, priminsime, atliko neleistiną smūgį ir tas smūgis pasiekė savo tikslą, ar ne? Tau reikėjo laiko šiek tiek atsigauti, kaip psichologiškai vėl nusiteikti kovą ir tu tą kovą laimėjai. Kaip tai padaryti? Kaip tu su savim sudirbai? Psichologiškai tai gal kaip tik tai spyrisi užpakalį, neberodyti pagarbos varžovui, tiesiog bandyti sužalot ir laimėti kovą. Tai užvedė tiesiog. Aišku, iš šio pusės tai buvo negražu, bet mane tai užvedė, nepyksta aš šiandien dėl šito. Tokie smūgiai, galbūt tai yra adrenalino kažkokie pasiekimai? Jis MMA kovotojas, aš nepykau, jo aš esu žiūrėjęs jo kovų, jis ne vieną kovą yra, tai baigęs MMA, kai varžovas tiesiog priklumpa, įspyrė jam į galvą, aš manau, čia tiesiog jisai toks kovotojas, kovoja su Raimundu, manau, pamatysit irgi tokių veiksmų ir bus tikrai linksma kova, bus sunku Raimundui, prižadu, nes Džefaro tikrai stiprus, iškiek iš 3 kovų, manau, vienas stipriausių mano varžovų. Nes tikrai jėga didelė, spyrė stipriai, muša stipriai, gal tiesiog biški jaunas, kvailas, per daug metas į priekį, bet jeigu jis susitvarkys savo techniką, tai manau Raimundui bus žiauriai sunku. Ačiū labai, grįžtame prie brolių. Benai, tavo ryšys su Samueliu, niekas nepasiginčys, kad yra kažkoks tai ypatingas. Jeigu vienas kovoja, kitas ringo kampe, jeigu tu kovoji, Samuelis ringo kampe, aš prisimenu ir tavo paskutinės 2 kovas, ir Grand Prix ketvirtukė, ir bokso kovą. Samuelis šaukė, patarinėja, netgi mes sakėm, tam tikrų metų jisai kažką tai pasakė tokio stebuklingo ir tu tarsi pakilai ir pradėjai. Ar tas ryšys su broliu ir gyvenime toks stiprus? Labai vertinu iš tikrųjų tai šią Dievo dovaną, kurią man padovanojo, tai mano brolis. Neįsivaizduoju be jo nei savo karjeros, nei apskritai gyvenimo ir tikrai duoda labai daug, tiek psichologiškai, tiek treniruotės sudėlioja taip pat, jeigu netreniruočių dienomis. Labai stiprus ryšys iš tikrųjų. Ir... Tas matos. Samuelį, paimk mikrofoną. Tu šį kartą ne tik būsi aišku ir kampe, kai brolis kovos, bet kai tu kovosi, brolis taip pat bus kampe, nes tu kovoji, rezerviniai kovoji šiame turnyre ir pats labai gerai sukovojai ir MMA Bushido turnyre pagal MMA taisyklės, tai vėlgi tu toks universalus kovotojas. Na taip, aš nevengiu tų kovų kaip ir mano brolis. Vis tiek kiekvienas kovos menas šiek tiek panašus vienas į kitą. Boksas, kickboksas, muay thai, nėra ten didelio skirtumo. Ten vienur taisyklės šiokios tokios prisideda, kitur nusijima. Tai man patinka visos tos sporto šakos ir pagal bet kokias taisyklės, manau, galiu parodyti gerą kovą ir duoti stiprų pasipriešinimą bet kam. O pačiam pagal kokias taisyklės smagiausiai dalyvauti? Pagal tokias, kokias kovosiu
šeštadienį, būtent K1 taisyklės. Kur tavo stipriosios pusės? Kaip tu manai, kovojant pagal K1 taisyklės, rankos, kojos, kombinacijos, kažkokie ypatingi smūgiai? Mano stiprioji pusė, aš manau, mano kovos taktika, gebėjimas pakeisti taktiką kovos metu, kitaip sakant, fight IQ, jeigu taip angliškai galima išsireikšti, tai kovos metu aš galiu prisitaikyti prie varžovo, jeigu nepavyksta pirminis planas pakeisti kovos planą. Manau, čia mano didžiausia stiprybė. Žiūrėk, dalyvavimas rezervinėje kovoje nėra paprastas dalykas. Nes jeigu tu tą kovą laimi, tu tiesiog lauki rūbinėje visą turnyrą ir nežinai, tu išeisi į ringą ar neišeisi. Jeigu ketvertukas vyksta be traumų taip, kaip turi vykti, viskas ok, rezervinės kovos nugalėtojo neprireikia, bet jeigu kažkas susitraumuoja, rezervinės kovos kovotojas gali užimti susitraumavusio sportininko vietą. Kaip tau šis momentas psichologiškai? Nėra lengvas turbūt. Nelabai iš tikrųjų galvoju apie tai. Manau, netgi patys kovotojai, kurie ketvertukė pagrindiniam kovoja, vis tiek pagrindė galvoja apie pačią pirmą kovą, o antra kova jau yra tik tais antraeilis planas, taip sakykim. Vis tiek svarbiausia pirmą kovą laimėti ir paskiau jau kažkaip psichologiškai nusiteikti antrai kovai. Tai aš visiškai apie tą patekimą į finalą dar kol kas negalvoju. Kai bus, tai bus. Aš sugebu ir per minutę nusiteikti ir išeiti kovą, man visiškai nesvarbu. Žiūrėk, gali kortos sukristi taip, kad pavyzdžiui finale tu su broliu gali atsidurti. Nu tai išeisim, pamaskom ir išmėsim ir pažiūrėsim, kuris laimės. Laimės, ar ne? O su broliu treniruotėse poroj stovi, kuris stipresnės iš jūsų? Čia pagal nuotaiką. Čia, nežinau, būna kartais aš jam pasiduodu, jisai man pasiduoda, mes taip kažkaip be žodžių jo sugebam viens kitą suprasti. Stengiamės iš tikrųjų dažnu atveju, jeigu jis ruošiasi kovai, aš stengiuosi atlikti tokius panašius veiksmus kaip jo varžovas ir taip paruošti jį kovai. Jeigu aš ruošiuos kovai, jisai implikuoja mano varžovo veiksmus, kad aš galėčiau pasiruošti ateinančiai kovai. O ateinančiam kovom taip pat ruošiatės, dabar šiek tiek sudėtingiau, nes dalyvausit vienam turnyrė ir su galimybė netgi susitikti. Nu, ruošiamės ir ruošiamės. Ai, sakykit, treniruojamės atskirai ir nerodom vienas kitam, ką mokam, ne? Ne. Viens kitam padedam ir tikrai beveik atskirai nebūna treniruočių, kad būtume atskirai. Ignas Pauliukevičius. Ignai, paskutinė kova MMA turnyre pagal MMA taisyklės gal nebuvo taip visai pagal planą, ar ne kaip planavai? Reikėjo susimastyti, gavai velnių nuo trenerio? Gavau pilną velnių. Ir nuo savęs gavau velnių, nuo visų gavau velnių, nuo mamos gavau velnių netgi. Tai padarėm išvadas, pasimokiau iš klaidų, dabar esu geresnis 100 kartų. Tai judėsim toliau. Kas nutiko tada? Perdegei ar pats analizavai? Nes išėjai į narvą, kaip ne tas Ignas Pauliukevičius Tysonas, kurį visi žino. Nes tikrai teko stebėti ir daugelis stebėjo tavo prieš tai buvusių kovų, aštrus, nokautuojančių smūgių. Čia kažkaip tai buvo kažkokia kita tavo asmenybės pusė. Jo, nes buvo MMA, biškai galvojau apie daug imtinių veiksmų, negalvojau būtent apie stovėseną, daug imtinių galvojau. Todėl per daug susikoncentravau į tai ir tiesiog atidaviau nugarą žmogui ir prismaugė. Per mažai turėjau praktikos, kaip treneris sakė, kad per anksti buvo dar. Per anksti reikia daugiau varžybų, daugiau treniruočių, visko daugiau reikia, daugiau imtinių. Visko daugiau reikia. Bet tai kažkokia tai
Matau, kad tu linksmas, viskas ok, tai buvo kažkokia emocinė paskata, ką reikia tvarkyti, ką reikia dėlioti ir tobulėti ir eiti į priekį, ar ne? Tai nebuvo kažkoks nusivylimas, aš čia negerai, nežinau. Iš pat pradžių buvo nusivylimas, labai pikau ant savęs, labai pikau, nes galvojau, kad esu pasiruošęs, bet paskui pagalvojau ir apmaščiau viską, kad buvau tikrai nepasiruošęs, nes tikrai per mažai dar imtiniavau tik 3 mėnesius, tai per anksti tikrai, kaip treneris sakė, reikėjo daugiau laiko, reikėjo daugiau pasiruošti, visko daugiau reikėjo, sakau. Tai dabar kovosi pagal KOK taisyklės, čia jautiesi tikrai neblogai ir gal biški dar MMA kovas padėsi į šoną, ar ne, dar šiek tiek patobulėti. Tavo priešininkas Marvin Steputis iš Vokietijos, paskutinėme Vokietijos turnyre kovą laimėjęs nokautų. Ar analizavai truputėlį su Ignu priešininką? Pažiūrėjau vieną kartą, mačiau, kad spardo kojom ir viskas. Tai tiek. O kokią gynybos taktiką ar puolimo taktiką ruošiat? Tu žinau, kad eini į priekį, stengiasi dirbti pirmų numerių, ar pamatysime Igną kažkokį kitą? Čia kaip treneris pasakys, jeigu treneris pasakys nužudysiu ir viskas. Tai trenerių pasitikė visų 100% ir komanda. Treneris turi mano pultelį, jisai viską darys, aš tik klausysiu ir viskas. Supratau, čia dirbam su šiuolaikiniam technologijom. Na kągi, tai ką nuveiksite dar likusį laiką? Visi trumpai pasakykit, liko tikrai nedaug, liko iki šeštadienio tik tai ši savaitė. Ką planuojate nuveikti, ar užsidarysite sporto salėje ir toliau tobulinsite savo techniką, ar kažką tai planuojate ypatingo nuveikti, gal kokį ritualą ar tradiciją, kažkokią turite, ar išvažiuosit kažkur tai pabūti, pamedituoti, Evaldas gal miške vėl pernakvos. Aš tai planuoju toliau treniruotis, aštrint rankas, krumplius, kad skaudėtų Stepučiui labai, kad jam būtų dar blogiau negu bus, nes bus labai blogai. Ketinu pridaryti daug žalos jam, labai daug, bet planuoju kovo 3 raundus, tai pažiūrėsim, kaip čia bus. Super, Evaldai. Į mišką tikrai nevažiuosiu, bijau susirgti, bet ką, polisis, paaštrinsim, atsiminsim kombinacijas, kurias ruošimės treneriu paskutinę dieną prieš varžybas. Išvis, polisis, lovytė, geras maistas, ką susitiksim lapkričio 16. Ok, Benai. Lengvos treniruotės, lengvas bėgimas, baseinas galbūt. Svorį galutinai susižiūrėsim, kovos planą susidėliosim su paruošim ant lapkių ir viskas. Ok, ką brolis pasakys Samuelį? Pirma kova, klausyk, pirma kova visai neblogai, ar ne? Nes tu atkovoji ir gali žiūrėti toliau turnyrą. Jo, aš iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad atidarysiu turnyrą. Gaila, kad mano priešininko čia nėra. Norėjau jam duoti tokį pasiūlymą, pirmas 30 sekundžių kovos eiti mahalintis, nuleidus rankas. Tai va, gal perdasit kolegai? Būtinai, gerai, pažiūrėsim, ar sutiks. Patikrinsim, kurio barzda stipresnė. O šiaip, paskutinę šią savaitę, tai ką? Nueisiu į bažnyčią, pasimelsiu, kad apsaugotų Dievas iš tikrųjų kiekvieną dalyvaujantį šiame turnyre. Ir ką, dar prieš sverimus pailsėsiu, atsigersiu galbūt vyno raudono, kad geriau mėgotųsi. Ir tiek. Super, ačiū labai. Samuelis ir Benas Šorochovai, Evaldas Balsys, Ignas Pauliukevičius, ačiū labai, kad buvote šiandien čia, susimatysime per sverimus. Gerbimi žiūrovai, lapkričio 16 dieną Vilniaus TwinsBet arenoje įvyks didysis KOK Heroes ir MMA Bushido turnyras. Šiame turnyre turėsime ir bokso dvikovą, kurioje dalyvaus daug ažiotažo kovinių menų pasaulyje sukėlę vyrukai, Justas Leščiukaitis ir Edgaras Limontas Proflame. Justai, žinau, kad ruošėsi ilgą laiką, priešininkai pasikeitė, kaip ir kalbėjome per vlogus atskirus, kad viskas ok, pasiruošimas toliau vyksta. Kaip bėga paskutinę savaitę? Iš tikrųjų, kaip būtų keista, kažkaip nejaučiu jokio jaudulio. Jaučiau jaudulį labiau treniruotėse, nes tikrai spaudė maksimumą. Buvo tikrai tas toks pavargimo mirties artėjančios jausmas.
Tai gal per tą praėjus kažkaip save biški sustiprinau, nežinau. Gal, kaip sakau, bus laiko pasinervuoti paskutinę dieną. Tai dabar tiesiog gyvenu savo gyvenimą, darau ką reikia, sportuoju, valgau, geriu kavą, tu prasime, toks visiškai paprastai, bet tikrai labai laukiu kovos, labai atsikeliu kiekvieną rytą dar anksčiau, 5 ryto, kaip ir taip visada keliuosi, būna parbundu prieš 5, pakvėpuoju, tikrai su tokia gera energija, galvoju, va, ateina laikas, tikrai noriu ten atsistot, noriu pajaus, noriu pažiūrėti žmonės, noriu pajaus, koks pats esu, ar turiu tos kiaušus, ar tiesiog, žinot, čia fantazija vaiko, ar galėsiu kaip vyras pastovėti, nes tikrai įdomu, nes tikrai esu girdėjęs istorijų, kai dreba kojos rankos ir negali žodžio pratart, tai norėsiu Dringer su Proflamer pakalbėti, pažiūrėti, kaip jisai, kaip jautiesi paklausti, pačioje kovoje tikrai toks, va, yra toks jausmas, pagyventą profesionalo gyvenimą, tikrai tai labai esu excited ir čia labai gerai kalbėjau, tokį Kauno rimti dėdės, sako, tai kodėl čia, va dabar tu čia, va taip, o sakau, kada man, po 10 metų dar, tai labai sakau, 39 metai yra čia tik tais metai, jeigu, kaip ir treneriui sakiau vakar, sakau, jeigu sutikčiau save 29 metų, tai geriausiai atveju jis išstovėtų su manim 1 raundą, 2 raundė miegotų užmygęs nuo nokauto, tai jaučiuosi labai stipriai, tikrai mano tas toks emocinė, dvasinė būsena yra labai stipri, tai va, tai kažkaip va taip va. Edgarai, šypsosi Edgaras klausydamas Justo, tau dvikovos ringė tikrai nėra naujiena, mes kalbėjome, kad buvai ir jaunių bokso rinktinės narys ir turėjai keletą bokso kovų. Tai kaip tau šį savaitę paskutinę, filmavome tave ir sporto salėje, sakai, nėra poilsio, po 2 treniruotės per dieną, žodžiu, režimas ir taip toliau. Ar laikais ir toliau to režimo? Sveiki, laikaus režimo, bet jau paskutinę savaitę tai lengvesnė šiek tiek. Daugiau gal poilsio, daugiau pramogų šiek tiek, kad mintis nebūtų tik tai sukoncentruotas. Į koncertą tik nevaryk 5-dienį. Tai mąstau, gal reikia kokią dainą dar įrašyti paskutinę savaitę. Šiaip jaučiamės puikiai, laiko turėjom nedaug, bet pasiruošėm kiek įmanoma geriau. Savo taktikas turim, sudėlioję, viską puikiai, planas yra aiškus, dirbsim iki galo, neleisim Justui, neleisim rodyti to, ką jisai nori rodyti, stabdysim, eisim į priekį, parodysim, manau, tikrai gražią kovą. Edgarai, žinau, kad kiekvienas gyvenime įvykis kūrėjo, tavo kaip dainų kūrėjo galvoje galbūt ir pažadina naujas mintis. Čia apie dainą pakalbėjom, bet gal ir gimsta kokia, reiškia, mintis naujam kūriniui. Visgi toks savotiškas sukrėtimas gyvenime, nu gerąja prasme. Tikrai naujas etapas. Manau, kad tie etapai va tokie nauji ir atneša tos kūrybos, tos ugnelės naujos. Tai net nebejoju, kad ar po kovos, ar prieš kovą tikrai važiuosiu į studiją ir tikrai įsiliesiu ir ten, priklausomai nuo to, kokios nuotaikos bus, bet turbūt atsilieps ir į dainą, kokia bus sekanti daina, tai pamatysim. Bet dabar apie tas dainas dar negalvoju, noriu, sakau, paskutinę savaitę gerai pailsėti, nueiti pirtį, nueiti į baseiną, gerai pavalgyti, gerai pamiegoti. Tikrai tiesiog. Pasportuoju dar, aišku, spėt, bet o po kovos jau važiuosiu į studiją ir dirbsiu savo darbus toliau, ką ir esu įpratęs daryti. Justai, pats gyvenime esi toksai komunikabilus, linksmas žmogus, ar tai reiškia, kad ir kova nuo pat jos išėjimo iki pabaigos vyks tokių gerų vaibų? Sunku pasakyti, čia iš tikrųjų labai kažkuris sportininkas gerai pakalbėjo, sako, pasiplanuoji, kaip kovosi, tai lygiai po 1 minutės planas sugriūna, tai kažkaip labai artimai nuskambėjo, manau, taip ir bus, čia gali planuoti neplanavęs, ateisi viskas, kaip bus, tai bus, bet esmė, pagrindinis dalykas yra nesustoti ir manau, tas dalykas kažkaip įsiritulioja kaip ir gyvenime, kaip ir planuoji vieną dalyką, gaunasi kitas, svarbu nenuleisti ir niekad nepasiduoti. Aš taip ir gyvenu čia, nesvarbu ar sporte, ar šeimoje, ar su draugais visur kame, stengiuosi išlaikyti šaltą protą ir tiesiog nepasiduoti emocijai vien tik tais. Tai va, tai ten panašiai ir kovoje stengsiuos. Gal irgi mintyje kyla kažkokių žodžių muzikiniam kūriniui, kokiam, gal paskui su Proflame'u bendrą padarysi. Tai... Tikrai prieš šitą bičią blogą nieko neturiu, tikrai jam pagarba, kad ir norisi biškai čia papyzinti ant jo, bet... Tu sakyk.
Nežinau, jeigu toks, kažkaip visą laiką, kai galvoju, jis tai sako proflame, tai jeigu repuočiau kažkaip man toks cornflame, nu toks kažkas pagalas, tai gal ir sudainuosim kokią dainą, kas čia žino, ta prasme, negali žinot, gal padarysim kovą repo studijai, ta prasme, tai čia visai gali būti. Jūs tai daug restoranų, maitinimo įstaigų, tau ir tavo kolegom priklauso Kaune, ar kovos dieną dirbs, ar visi darbuotojai į autobusą ir važiuoja žiūrėti gyvai? Iš tikrųjų, su Visvaldu Matijošaičiu sutarėm, kad laisvą dieną paimtų visiems, tai visas Kaunas atvažiuoja čia į Vilnių. Aišku, juokauju, čia turėtumėte juoktis visi dabar. O iš tikrųjų, tai žinot, visiems laisvai, jeigu tikrai kažkas norės, tai... Visi verslai bankrutuos šeštadienį, man atrodo. Jo, gali visai... Visų verslų likimas priklauso nuo tavęs. Ne, bet bankrutuos dėl to, kad išeisim mes po kovos į barus pasivaikščią, nes būsiu lygiai 7 mėnesius nevartojęs alkoholio, tai tikrai, žinokit, laukia karšta naktis Vilniuje, karšta naktis arenoje, tai... Užkursim ir ten, ir po, ir per, ir žodžiu, ten ir tarp padarysim, žodžiu, planuojam tūsą daryti net pačioje arenoje, atvažiavus į pačią kovą, persengiau kambariukę, atsivešiu didžėjų, jokio streso, muzikytė, kas norės su taurėm vaikščios ger šampaną, tai, kaip sakau, šventė, aš noriu ją atšvęsti. Nepaslysk prieš kovą, tik tai šampano neišgerk. Nelūši tikrai, jau 7 mėnesių palauksim, galėsim iš tikrųjų pirmą taurę su tam išgersim, nesvarbu, kaip baigsis, gerai? Žiūrėsim. Tai va, tai sakau, nuotaika gera, o kas norės iš restoranų, tai visi žino, jau čia mes kažkaip apsitarę, keičia, ten žinau daug, atvažiuoja žmonių palaikyti, tikrai labai daug. Tas aišku svarbu, manau, esu ringė buvęs ten, ką kalbės, ką reiks, spėjau, nelabai girdėsis, bet kuo daugiau žmonių, to geresnis hypas, to maloniau kovotojam, tai va, to ir linkiu visai arenai. Edgarai, be abejo, mes su tavimi irgi kalbėjomės, kad palaikymas yra labai svarbu ir kai tu paskelbėjai apie tai, kad dalyvausi kovoje, sakėjai, iš tavo rato žmonių, atlikėjų, dainininkų, kūrėjų sulaukė tikrai didelio palaikymo, tai turbūt irgi didelė kompanija važiuoja ir tu sakei, toks gaunasi confusas, nes kai kurie draugai yra bendri su jūs, tai dabar... Turim, mes abudu kauniečiai, mes turim bendrų pažįstamų, bent tam dideliam rate, kaip yra pasakęs toks vienas žmogus, visas Kaunas po vieną kaldrą miega, tai čia tiek jūs to draugų, tiek mano draugų yra bendrų žmonių, tai aš manau, kad jie turėtų pasirinkti sirgti už gerą kovą, o ne už kažkurį iš mūsų. Aš papildysiu, Edgaras, šiandien nuvežiau draugui Markui tokiam pakvietimą, mes filmavom story, sakau, tai va, čia mano fanas Markas, jisai taip sako, ir už profleimas irgi. Sakau, tai čia tu, žinai, taip juokaudamas. Tai va, tai jo, yra daug draugų, kurie yra mūsų bendri draugai, tai smagu. Žiūrėkit, abu sportuojat, treniruojatės, įdedate savo treniruočio atkarpų ir į socialinę erdvę. Jūs tai, kaip manai, kuo tu pranašesnis prieš profleimą iš technikos pusės? Kaip manai, kur tavo stiprioji pusė? Kur, socialiniuose tinkluose? Ne, technika, ringė, kaip galvoji. Gali būti, kad ūgiu. Į pilvą geriau pataikysiu, o iš tikrųjų tai sunku pasakyti, čia tos technikos nenuspėsi, čia stiliuje bokse yra toks dalykas, kad labai skirtingi stiliai susitinka ir ten neaišku, kur yra kas stiprioji, kas silpnoji pusė. Visiems dabar akivaizdu, kad ūgis ir greitis galbūt pranašesnis yra profleimas, o kai bus ringė, gali būti, kad visi nusteps, arba gal bus taip, kaip aš sakau, čia sunku pasakyti, žinokit, tikrai to į galvą nededu, nes ateisiu kovoti, ar tai būtų profleimas, ar tai būtų bet kas kitas. Aš buvau pasiruošęs ir kovoti su profesionalu, tikrai apie tai svarstėm su treneriais ir su pačiu Donatu, nes sakau, tiek ruošiausi, tiek dėjau ir galvojau nekovoti, nes buvo tokia jau galimybė, kad gal nekovosiu. Sakau, nesvarbu, davai duokit man tą hebrą, profesionalių pastovėsiu, jau geriau tegu kerta mane ringė, negu aš ten tą kovą praleisiu. Tai va toks mano nusiteikimas, aš taip jaučiuosi. Tai va, tai sakau, čia nėra skirtumo, manau. Edgarai, koks tu kaip kovotojas esi? Ar matai savo pranašumo prieš Justą? Tu sakėjai, tik pranašumai, o silpnasias pusės išvelgsim turbūt kovos metu, jeigu jų bus, bet esu nusiteikęs taip pat kaip ir jisai, eiti atiduoti visą save, parodyti savo stipresias pusės, parodyti, ką reiškia ilgos rankos,
ilgas pats aš, aukštas, tai tikrai manau, kad jam nebus lengva. Koks tavo ūgis, Edgarai, visai? 1,95 m. Ajopšik, man. Įsitiesęs mano čia. Teisės su tokiam platformytėm, žinai, kad užteisis. Jo, tai manau, kad vien pranašumai, aišku, žiūrėsim, čia daug laiko ruoštis neturėjau, ilgą laiką tikrai nebuvau tokiam režime, tokiam sudėliotam treniruočių režime, ilgą laiką nesportavau taip stipriai, tai galbūt bus ir ištvermiai kažkur nedadarytų veiksmų ar kiškoja, bet manau, kad tikrai susitvarkysiu ir tai nepakiškojas man galų gale. Ok, tai pabaigai kiekvienas iš jūsų, ką norėtumėt pasakyti savo priešininkui, liko paskutinioji savaitė, vėlgi kupina veiksmo, ne tik treniruočių, bet man atrodo ir kitų visų niuansų bei detalių, ką reikia dar apgalvoti, ką reikia dar pasiruošti artėjančiam turnyrui. Penktadienį mes turėsime oficialius sverimus, dar vieną spaudos konferenciją ir šeštadienį jau lipsite į ringą didžiojoje Twinsbet arenoje. Tai keletą žodžių savo priešininkui. Ką, čia tikrai nebūsiu tas kovotojas, nes ir man metai jau neleidžia ten vadinti, rėkti ir taip toliau. Tai linkiu didelės sėkmės tau, daug su didelė meilė ateisiu pas tave, tikrai, kaip įsimylėjęs, žinok, pulsiu tave tikrai. Tai linkiu sėkmės tiesiog, linkiu nesusitraumuoti viens kitam ir padaryti tokią kovą, kad kalbėtų Lietuva, kad va čia du paprasti mėgėjai, bet atsikalė daug geriau negu profai, tai to ir linkiu mums abiems. Tai lygiai panašiai to paties galėčiau palinkėti, nepersistengti, gerai silsėt, skaniai šią savaitę dar ir pavalgyti. Polisis, svarbiausia turbūt, sakau, gerai silsėk, nepersistengti ir nepaslysk. Ačiū labai. Ačiū ir tau. Ačiū labai. Na kągi, gerbiami žiūrovai, dar kartelį noriu priminti, kad vasario 16 dieną jau šeštadienį Twinsbet arenoje Vilniuje KOK Heroes ir MMA Bushido turnyras ir tarp daugybės kovų mes matysime ir šią tikrai įdomią bokso kovą Justas Leščiukaitis prieš Edgarą Profleimą. Let's fucking go! Geriausias visų laikų turnyras KOK Heroes Vilniuje. Lapkričio 16 dieną Twinsbet arenoje pajėgiausi KOK ir MMA kovotojai, žaviausios Bushido Angels merginos ir įspūdinga šou programa. Bilietus platina Bilietai LT.